Taigi sveiki visi, mūsų kelionė jau į Zakopanę prasideda, tuoj ateis mūsų Bolto vežėjas, susitikit visi su juo, papasakok. Labas rytas, mes jau pasiruošę važiuoti į kur? Zakopanę! Zakopanę! Lėkiam! Labai gražus rūkas atsiveria prieš mūsų estakadą, ką tik išvažiavom jau iš Klaipėdos. Ir riedam į priekį. Tirštas rūkas priekyje. Visiškai jokių mašinų ant kelių nėra. Bet vaizdas tai jau įdomus. Jau kyla saulelė ir baigėsi mums rūkas, nes visą kelią kol kas iki Kryžkalnio važiavome rūke. Jau atvažiuojam ir mus tikrins Lenkai, ar mes nesivežam nelegalų ir nesivežam vaikų šitą parduoti donorams. Taip, tai pavyko pravažiuoti Lenkijos sieną ir kogi mūsų paklausė pasieniečiai. Pirmiausia paklausė, kiek žmonių važiuoja, pasakėme dviese ir paklausė, kur važiuoja. Pasakėm, kad važiuojam į Zakopanę! Yeah! Jau atvažiuojame į Zakopanę pakeliui, važiuosime per ilgai tunelį. Jisai yra 2 kilometrų ilgio ir neriam po tuneliu į kalną. Žiūrėkite, kokios gražios šviesos. Tuoj atvės oras, jau iš karto krenta iš 29 šilumos, jau turime 26 šilumos. Viduje gal bus šalta, bus matyti, pažiūrėsim, kaip čia mums seksis važiuoti po šito tuneliu. Taigi stebėkime, žiūrėkime ir 2 kilometrus važiuosim kažkur kiek? 1 minutę. Taigi sveiki visi, mes jau atvykome į Camping Ustop. Tačiau debesis kažkaip niaukėsi. Tai nežinom, kaip čia bus, ar čia lis, ar čia kaip mums pavyks išsimiegoti. O jau tėtis stato palapinę. Kaip sekasi? Ieškom, kur įėjimas, kur išėjimas. Va čia pasistatėm mašiną. Laikinai šią vieną dieną pasistatysim palapinę čia, o paskui planuosim kažkur ten, į šoną pasistatyti palapinę. O čia bus, šitoj vietoj, lietuviai. Bus labai smagu. Tuoj pasistatysim palapinę. Va, mūsų palapinė jau pastatyta. Pastačiau aš su šituo kietu biču. Tai buvo labai sunkiai pastatyti palapinę. Va, šitoj vietoj kažkokie akmenukai iš namo mums trukdė įdėti šitos kabliukus. Tai mes miegosime šitoj vietoj. Bus labai jauku. Jau matėme ne vieną uodą, tikiuosi, kad uodai mūsų nesukandžios. Labas rytas. Jau antra diena. Važiuojame mes dabar jau į Glubaluvkos kalną. Kaipgi mums sekėsi miegoti? Tai girdėjom ir traukinuką rytais važiuojantį, girdėjom ir raliuojančius motociklininkus, šiek tiek šiurenimo, būtent upelio girdėjom, o šiaip tai visai neblogai. Vieną kartą buvom prabudę naktį, reikėjo pasipūsti čiužinį, buvo per minkštas ir po truputėlį mes prabudome ir pavalgėme skaniausius suvalgyti rytais, skaniausius bomžpakius. Tai va, sekite mūsų kanalą ir žiūrėkite, kasgi toliau vyks mūsų nuotykiuose. Taip, dabar mes esam ant kalno, kuris kilsim į kalną. Gubaluvka kalnas ir kilsime su tramvajum, kuris neseniai ką tik atvažiavo. Čia yra funikulierius. Ir jeigu pažiūrėtume į kairę pusę, pamatytume labai didžiulį turgų, kur siūlo nusipirkti įvairiausių suvenyrų susijusių su šiuo kalnu.
mes jau esame ant Glubaluvkos kalno viršūnės ir pasigrožėkime mes jos panorama. Grįžom nuo Glubaluvkos kalno, ant Glubaluvkos kalno aplankėme įvairiausius mes suvenyrus susirinkom, o dabar einame į Košelyčios slėnį. Košelyčios slėnis teka vanduo ir ant kalniuko mes matysime visą gražų vaizdą. Eisim iki Okna namelio. Dabar gausim du dalykus. Vienas yra vienzonai, o kitas ne vienzonai. Nežinau, kas čia tokio yra. Čia yra kažkokie blineliai, vieni yra kažkokie kepinti ir dar kiti yra balti kažkokie. Šalti turbūt, nežinau. Kaip koldūnas. Paragausim ir pažiūrėsim, koks jo skonis. Tai, atsikandam vieną. Čia sūris. Čia yra kepintas sūris. Vienas yra keptas, o kitas yra kažkoks džiovintas turbūt. Užtrukom kelyje nors 6 kilometrai, parašyta nueisim per 1 valandą ir 40 minučių. Mes užtrukom visas 3 valandas su poilsio minutėmis ir pagaliau pasiekime savo tašką Ornak namelį. Pasižiūrėkite aplinkui, kur mes esam, kokie medžiai, kokie kalnai didžiuliai. Ir pailsėsim, užvalgysim ir bandysim grįžti namo. Ne namo grįžti, dar eisim kartu ir į baseinus. Jau. Pasistiprinę, grįžtame namo. Pažiūrėkime, kokie gražūs kalnai. Lietuvoje mes jų niekada nepamatysime. Pasižiūrėkime. Ir netrukus ateisime mes link savo mašinos. Važiuosime maudytis. Kaip sekėsi? Super kalniukas! Kviečiu į Zakopanę atvaryti ir palaipyti kalnais. Mes pagaliau iš Košelycos slėnio į mašiną, atmynėme kuo greičiau į vandens parką, pasipliuškenome ir ši diena buvo labai mums nuostabi. Sekite mūsų tolimesnius video ir sutiksime rytoj. Taip, šiandien jau turime 3 dieną. Kągi mes veiksime per šią dieną? Ogi vyksime į Morskį okno, taip? Morskio okno. Kas tai tokio yra?
Tai yra ežeras, pats gražiausias, jisai yra Lenkijoje ir yra aukščiausioje vietoje, pačioje aukščiausioje vietoje, kur yra pats ežeriukas. Kaipgi mes vyksim? Na, norime greičiau atvykti į gražiausias vietas, taigi vyksime arkliukais. Ir pamatysite, kaip gražiai jais galime užkopti, nes atstumas yra kažkur 8 km ir juos reikia užkelti į kalniuką. Taigi eikime kartu su manimi ir pažiūrėkime, kokių gražių vaizdų pamatysime. Mes jau atvykome prie Morskio oko ežero. Kaip šifruojasi, kas tas yra Morskio oko? Tai reiškiasi jūros akis, lietuvių kalba išvertus. Ir čia toks skaidrus vandenukas, tokias skaidrus akmenys. Danielius dabar, jeigu pažiūrėtumėt, jisai dabar yra vandenyje. Ir šaltokas vanduo yra. Nu ką, pavyko mums užlipti ir ant antro ežeriuko. Čia yra Čarnyske. Ir užlipome mes kažkur apie 150 metrų. Šiuo metu esame 1,5 km aukštyje. Padūsom, kelis kartus sustoję buvom, bet tai atsipirko. Toks ežeriukas nesveikai atrodo geras. Pasikerkit ir pasižiūrėkit, kaip jis atrodo. Taigi sveiki visi vėl. Mes lipam jau atgal, nes paaiškėjo, kad 8 jau tamsu bus. O dabar kiek valandų? 19 bus. Dabar tik 19 valandų, o mums kelio laiko tai apie 1,5 valandos. Nes dar namo turim atvažiuoti, tai einam tokiu sudėtingu keliu. O toks jau pavojingas kelias. A ne? Taip, lipam žemyn greičiau, kol nustama. Tai jo. Čia toks challenge'as, kaip pasakyčiau. Tai lipam namo, jeigu pavyks išgyventi. Morskį oko nusileidom, galvojom, sėsim į arkliukus arba į autobusiuką ir kartu mes nuvažiuosim 8 km prie savo automobilio. Tačiau kaip atėjom,
kas mums atsitiko? Autobusiukų ir arkliukų nebuvo. Ir kas mums belieka? O 2 valandas eiti nuo kalno žemyn. Grįšim į viešbutį dar tik tai po 2 valandų. Tai palinkėkite mums sėkmės ir iki susitikimų kitose kartuose iki rytojus. Labas rytas. Šiandien turime jau 4 dieną. Kągi mes šiandien gero nuveiksim? Pirmiausia, pakilsime į Kasprovo viršūnę, kuri yra aukštė 1987, tai yra beveik 2 kilometrai. Ir paskui nusileisti žemyn. Pabandysime mes nusileisti su padanga nuo aukšto šlaito kalno. Ir dar tuo pačiu ir aplankysime Skywalką. Tai panoraminis vaizdas, per stiklą vaikščiosim kalnų viršūnėmis. Na, o pabaigoje tai šios dienos pabandysime pasipliškėti, atsipalaiduoti. Mūsų sunkios 2 dienos buvo, per vieną nuėjom 28 000 žingsnių, per kitą beveik 30 000. Tai žiūrėkime ir mėgaukimės šiais nuostabiais vaizdais. Štai atvykom į aukščiausią vietą, kuri yra po Zakopanėje. Yra Kasprovo viršūnė 1987. Ir eikit su manim kartu, pažiūrėkit, kokie vaizdai mūsų laukia. Čia vienas kalnas, čia antras, trečias. Ir, kaip matote, žemiau yra takelis, kuris veda į haikinimo 3 valandų žygį. Mes esame ant kalnų viršūnės. Ten buvo Kasprovo viršūnė. Šitoj pusėje, kai keliauja kalnai, vienoj pusėje yra Lenkija, kitoj yra Slovakija. Tai šiuo metu aš stoviu būtent Slovakijos pusėje. Tai va, tai toj pusėje yra Lenkija, o už manęs yra Slovakija. Ir kuomet mes antrą dieną buvom Gubalufkos viršūniai, tai iš čia mes matom būtent tuos kalnus, kurie matėsi įspūdingai labai aukštai. Tai mes esam 0,5 kilometrų aukščiau, negu apačioje yra tenai Gubalufkos viršūnė. Tai Gubalufkos viršūnė yra 1,5 kilometro aukštyje, o čia esam beveik 2 kilometrų aukštyje. Tai žiūrėkite mano panoramą ir grožėkitės. Taigi mes jau leidžiamės kuom? Mes leidžiamės konvejeriu. Žemyn. Tai iki mašinos bus kelio apie 2 valandas. Kokią 2 valandas su pusė. Nes mes šiek tiek užsibuvom, tai turim ilgesnių kelių eiti. Tai mes dabar leidžiamės tokių nusileidėjų. Baisoka. Jo, baisoka. Tie, kurie bijo aukščio baimę, tai siūlau važiuoti. Labai patiks. Kur aš? Va šitai. Nu, apsisukom ir grįžtam atgal į kalniuką. Tai neišleido mūsų
kad galėtume išlipti, prašėm. Kai sakė, negalima išlipti, reikia jums vėl grįžti atgal į kalną su keltuvu. Tai pažiūrėkim, kaip čia atrodo tas mūsų takelis ir ten toli viršūnė, kas provo. Taip mes pasiekę bandysim su gondolu nusileisti vėl žemyn ir į apačią. Štai ir atvykome į Skywalką. Užlipsime iki pačios viršūnės. Čia kaip medžių lajų takas Anykščiuose, tik tai yra ant kalno. Taigi pirmyn, einam pažiūrėti, kas ten tokio yra. Labai greitai užlipom. Sutikom taip pat ir lietuvių. Aišku, daug yra lenkų, visokių indų skemerių. Ir tikrai labai greitas užlipimas. Įspūdingai atrodo pati panorama, galite pasižiūrėti. Ir silpnų nervų žmonėms galbūt nežiūrėti žemyn, bet stiklinės pertvaros daro irgi taip pat kartu ir įspūdį. Tai grožėkimės, kaip čia viskas atrodo. Kiaurai. O, sveiki. Grįžome mes į viešbutuką. Kaip jums pavyko, ar patiko jums ši mūsų turiningai praleista diena? Jeigu kas, parašykite tai komentaruose. Laukiam ir susitikimo rytoj.